Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien aš, kaip matote, vienas ant upės ledo. Šios laidos tema – žvejyba Avižėlio upėje. Ir šiandien mes tikrai nesudėtingoje upėje, kaip matote, labai nedidelė. Ir tai yra Danė, kuri teka per Klaipėdą. Taip, būtent. Štai gyvenamieji rajonai, Kabo Vytis. Žmonės dar tik ruošiasi į darbą, kai kurie jau išlėkė. O mes čia su savo grąžtu žiūrėsime, ką galima pagaudyti upėje mieste ir aišku apie tą žuklės subtilybę šiandien visą mūsų laidą. Kągi pradėsim, matosi čia žvejota tikrai nemažai, ekečių prigręžta. Bandysim seriją ekečių, 6-7 iš karto, bandysim jas tikrinti ir žiūrėsim, ką šiandien kibs. Žvejyba upėje yra daug keliavimo, daug vaikščiojimo, gali būti, kad šiandien mes pradėjom čia, pabaigsim už kokių 2 kilometrų, ten kur rasime žuvį. Iš tikrųjų reikės daug judėti, nes neaišku, kokiose vietose žuvis stovi. Tai labiau, kad Danė jinai tokia migruojanti, nes į Danę atplaukia ešeriai žiemoti iš marių ir iš jūros. Taip. Mes tuom įsitikinsim pamatę ešerių spalvą ir jie čia susirenka, tiesiog praleidžia žiemą, kartu plaukia kažkur tai neršti ir jau po nerštų, kažkur gegužės mėnesio vidury, išeina atgal gyventi į marias, į jūrą. Nežinau, bet taip yra daugelį upių, ir Šventoje, ir Minijai, kad ešeriai pasipildo upėse, jiem čia gal geriau, daugiau maisto, nereikia plaukėti Kūčių marių su tom dideliam būry, kuris visą laiką alkanas. Žodžiu, tokia idėja yra, pasiteisino šiandien mūsų tikslas Avižėlės. Masalas tradicinės uodo trūklių lervos ir pirmyn. O, koks vėjas šiandien nefainas. Visiškai. Nepalyginsi, kai tada ant saulytės gaudėm. O, bunda, kliovas. Va, yra. Va, toks pirmas laimikis. Ir iš karto matosi, kad ir mažiukas ešerys, bet jisai nėra vietinis. Visų pirma, kodėl? Vietiniai ešeriai čia yra pakankamai tamsus dugnas. Toksai, upės toksai, varinis vanduo ir vietiniai ešeriai yra tamsiai rudos spalvos tokie, kartais taškuoti tokie kaip Kauno mariose. O čia matosi šviesus, ešerys visai nieko bendro neturintis su šitos upės nei dugnu, nei struktūra. Keletą mes jų paimsim tokių. Liepė man draugai, kurie ryja ešerius, mažesnius aišku paleisim. Bet svarbiausiai, kad mes atsidarėm iš pirmos kėdės. Kas mane neramina dažniausiai? Po to gali būti kažkas neiškaus, bet gal ir bus viskas gerai. Apie žuklės techniką papasakosiu, kaip ir kur ieškoti upėje ešerių. Šiandien būtinai sužinosime. Dabar tą pirmą tokį kirminą kibimo reikia nuraminti. Jeigu žuvis kimba, tai vadinasi reikės kol kas gauti. Apa, dar vienas. Oho, kiek čia ešerių Danės upėje. Ką mes darysime, aš nežinau. Vidutiniokai tokie. Avižėlę gaudyti tokius iš tikrųjų smagu. Gerai, pradėsim paleidinėti ir ieškosim didesnių. Aš nešalininkas paleidinėti ešerių į tą pačią eketę, vis dėlto aš įsivaizduoju, kad jie nuveda būrį, bet dabar, kadangi nėra minusų, iš čia ramiai gali pabūti ant ledo kelias minutės, kol mes pakeisim eketę ieškodami didesnios žuvies. Šikėtės 2. Oho, tai neblogai.
kaip broliukai visi čia vienodi. Gerai, pirmą eketę mes išgaudėm. Pradžia gera, superinė. Dabar pažiūrim, kaip ešeriai nuplaukia. Aš sakau, jam nieko neatsitinka niekada, jeigu juos paleidi 5-8 minučių bėgį, nebėda. Uodegėlės most, ešeriukai namo atgal. Žodžiu taip, su tais vidutiniais viskas aišku, reikės kažką galvoti, kad pagauti didesnių. Bet kad pagauti didesnių reikia eiti. Reikia eiti ieškoti, nes gali būti kažkokios ten vietos kalniukai, dar kažkur, kur jie galėtų būti susibūrę. Todėl vienoje vietoje įsisėdėti žvejojant avižėlį ypatingai tikrai neverta. Kaip visą laiką man sako, Korsakai, tu filmuok vakar. Vietinis meškeriotas praėjo, sako, vakar nedaug, bet buvo didelė. Aš nežinau, gal jie niekur nesidėjo, gal tiesiog reikia, kad įdienuotų, kad jie pasidarytų aktyvesni. Gal viskas bus gerai. Aš noriu didelesnių ešerių, nes jau tų tokių, čia bam, tai prirankiam, bet jie kažkaip nežavi manęs. Aš žinau, kad čia upėje yra didelių ešerių, nes jie yra atėję iš Kuršių marių, dar ne masiškai, nes dar jie ateis, dar didesnė dalis ateis, jeigu ledas, aišku, laikys. Čia taip Danės žvejyba man patinka, nes jinai nuo pat pirmo ledo prasideda iki paskutinio, visą laiką yra ešerių, nes jie pasipildo, migruoja. Ir viskas vyksta prie namų. Mano namai, kiek čia lygiai, už 1,5–2 kilometrų. Gali ateiti savo pėstute žvėrą. O, didesnis. O, čia iš stambesnių šaikos. Tokias produktyvesnės eketėlės randė, tai va 6, bet dar nedidelė. Idėja kokia, vis dėlto upė tokia daiktas įdomus ir aišku, joje reikia bent jau vadanėje, reikia pasigauti vagą. Kiek bandžiau aš gaudyti kraštuose, tai ten kimba tie vietiniai va tokie mažiukai. Ir gręždamas tokia daugiau vagos šlaitų kraštais reikia gaudyti. Na, jeigu įsivaizduojat, pagiliausia vieta ir tik prasideda išėjimas į šiek tiek seklesnį ir vienoj pusėje ir kitoj, nes upė yra kaip lovys, jinai taip nueina krantu ir į tą pačią centrą. Tai va, būtent prie pat vagos tie šlaiteliai patys produktyviausia. Dėl to aš taip einu, praktiškai vaga ir grėžiu šiek tiek šachmatukais, ieškodamas tų kraštelių ir va, randi kraštelį, pasitaiko viskas. Kągi čia, berniukai, namo. Vieną įtašytę. Ir einam ieškoti toliau. Pavyzdžiui, tokioje eketėje įsidėti neverta netgi, jeigu turėjai vieną kibimą ir dar kažkas stumtelėjo vežėlio, maksimum dar aš padarau kokius 5 pakelimus, nėra ir einu ieškoti. Ešerių žvejyba nestintų. Vienoje vietoje, aš nežinau, koks turi būti kibimas, kad jie čia labai taip jau kiptų, taip, kad iš vienos eketės trauktum. Taip nebūna, nebent jau kur nors Kaliningrade ar Kuršių mariose su velniu, kai pridaužo žmonės eketę pagaunant 5-6 kartais daugiau ešerių.
O vyžėlės gaudimas yra toks ėjimas, judėjimas. Yra kiti, matėt, buvo ten bam, kokie 5-6 ešeriukai. Kitoj bunk vienas, kitoj nieko, kitoj vėl bunk vienas. Ir taip eini, kol randi kažkokią didesnę koncentraciją. Ir ten, kur jau ten 6 pagavai, gali pasidėti, bet irgi prasmės nėra. Pagavai 6 daugiau nekimba ir viskas. Ir žygioji toliau, ieškai. Dėl to žvejyba upėje man labai patinka, aš dažniausiai jo vienas išeinu, arba jeigu išeinam su draugais, tai mes išsiskiriam, nes idėja kokia? Idėja ėjime. Ėjime, ieškojame už vieno, už kito posakio, rankiai tokius, tai kabuch atsiranda kažkokia vieta, kur koncentracija didesnių ešerių, tada sugaudai. Nėra? Nesugaudai. Gaudai tokius. Dieta, vyžėlė tai taip, kaip būtų nevalgę 30 metų. Hrims tik tai. Nu va, tokie pusė jau. Jeigu kalbėti apie žuklės techniką, to aš papasakau. Šiaip ką pastebėjau, žvejodamas čia, kad labai mėgsta žuvis atšviežinimą masalo. Pavyzdžiui, gaudai, kai tie atrodo jau nieko nebėra, arba ten pum para mažiukų ir viskas, lyg tai nieko. Ir gali ten purtyti, bet tik uždėjai kokias 3 šviežias sodo truklio lervos, iš karto jie atsiliepia. Vadinasi, darbas toksai, kad, dabar oro tas lūžis toksai, žuvis įnaringos. Nors čia negaliu aš pasakyti, kad jos įnaringo, nes kiekvienoje kitėje mes vis gaudame. Be sustojimo, gal daugiau apie žuklės techniką dabar, kaip reikėtų virpinti. Vis dėlto labai svarbus yra judesys ir, pavyzdžiui, aš tai pradedu taip. Pirmą nuleidžiu iš karto į dugną, gražiai padaužau į dugną, bet man čia neduoda jie to daryti, nes iš karto užkimba. Vėl mažesnis. Nesuprantu, kur tie didesni, kažkaip nesusibūrė į būrius. Jie sėdi su tais mažiukais kartu. Tai va, apie žuklės techniką. Nuleidimas yra iš karto iki dugno. Aš visą laiką šiek tiek padaužau į dugną vyžėlę. Nes aš įsivaizduoju, kad turėtų kažką ten sukelt, nedidelį gal sluoksnį dumbliuko, smėliuko kažkokią. Tai štai taip padaužau vyžėlę į dugną. Ir tada prasideda toks pakankamai aktyvus kėlimas avižėlės į viršų. Ir va, vėl kibimas. Žodžiu, tokia technika leidžia gaudyti štai tokias visai gražias žuvis. Ne pačias didžiausias, bet žvejyba iš tikrųjų maloni. Ta virpėsi, ta judesi, kai jūs matot, kai aš virpinu, reikėtų bandyti išlaikyti ją vienodą. Nes būtent tas vienodumas ir yra visas žavesys, ešeriai, kai vyžėlė dirba visiškai vienodai. Taip keli, ne jokie trūkčiamai, nes jeigu trūkčiamai iš karto kažkaip, tai jeigu ešerys neaktyvus, jis jam nepatinka. Ir vat pagal mano virpinimus jūs matote, kaip reikėtų iš tikrųjų virpinti aktyviai. Pakankamai aš nemėgstu lėto tampimo ešeriam, aš manau, kad vis dėlto jos reikia išerzinti, paduoti tokį aktyvų virpinimą. Ir labai daug upėj nuo dugno aš nekeliu, maksimum 15 cm. Kartais stojančiam vandenį būna ir pusę metro reikia kelti ir vos ne metrą. Tai upėj 15 cm nuo dugno ir vėl kartoji tą patį judesį. Sveiki visi sugrįžę žiūrintys laidą Vienam galio kablys. Šiandien mūsų laidos tema žvejyba upėje ir tikrai labai paprastoje. Šiandien mes žvejojame Klaipėdos miesto centre, Danės upėje ir tema ešerių žvejyba vyžėlė. Išties graži sportiška žuklė.
tikrai nuostabioje miesto gamtoje. Keliukas plonas, šiek tiek stambesnį ešerį geriau palaikyti katėjai, kad jis taip gražiai pasispurtytų, pasispardytų. Nes tas toks lupimas šiandien mes gaudom planais valais, nes labai keičiasi oras. Iš geros dienos į tokį atšilimą su sniegu ešeriam irgi tai ne pats geriausias variantas. Jiem užspaudžia tą pilvuką, tas slėgių perkritimai ir reikia dirbti. Na, aš po to papasakosiu, aišku, kokios naudojamos avižėlės, kokios storio valai. Bet va, po truputį rankiuosi, kas smagu, kad yra mieste upė, kurioje štai taip gražiai gali ar po darbo. Nors, aišku, dabar dar tas dienas trumpas. Ar šiaip, jeigu turiu pusdienį laisvą, 3-2 valandas pavaikščioti, po upė jinai yra gyva ir joje yra žuvies. Tai yra svarbiausia. Pagrindinė masė tokių vidutiniokų, ilgų, vidutinių ešerių. Na va, dabar truputį apie žuklės įrankius. Iš tikrųjų, jie nėra sudėtingi, tiesiog reikia pasirinkti sargelio ir avižėlės santykį taip, kad sargelis būtų maždaug tokiu kampu. 45 laipsniai. Tada jis geriausiai įsivirpina ir svarbiausiai, kad virpinant sargelis atgal atmetinėtų avižėlę. Tai vienas iš esmių. Jeigu sargelis būtų toks nuknebęs, dar yra čia šiek tiek srovelė jį patemtų ir tada jūs virpintumėt ir praktiškai neišdirbtumėt avižos. Tai yra labai svarbu. Jeigu kalbėti apie valus, aš vis dėlto esu linkęs naudoti fluorokarboninius valus. Ir vienas turbūt geriausiai, jau nekartą aš apie tai pasakoju, būtent avižėliam. Švituokliam aš tokių brangių valų nenaudoju, nes ten staresni valai. Tai Seguaras, Super GTM, žieminis valas, labai teisingas valas. Nu, aš priminti tik tiek, kad fluorokarbonas po vandeniu atrodo dar šiek tiek plonesnis, tai vėlgi mažesnis baidymas žuvies. O jeigu kalbėti apie avižėlės, tai Danijai, pavyzdžiui, man pasiteisina 100% gaubliukai. Jie gali būti balti, gali būti geltoni, gali būti netgi tamsiai juodi, bet ta vadinamoji diskoteka mūsų meškeriotojų, ji tikrai labai populiari daug kur Lietuvoje. Ir daugelis meškeriotojas naudoja žvejodami ne tik upėse, tačiau ir ežeruose, įvairiausiose vietose. Ji turi tą savo, matyt, briaunas įdomias, po vandeniu tos briaunos mėto kažkokios tai šešėlius ir žuviai tampa jinai tokia pusiau, galbūt ir nematoma, nesuprantamas dydis ir žuvis tikrai jas mielai kabina. Na, jeigu kalbėti apie įrankius, na, iš tikrųjų, kuo didesnė srovė, tuo kitokius jau reikėtų naudoti įrankius, reikėtų naudoti tuos mūsų jau metalinius sargelius, bet aš manau, mes šiemet tikrai dar pagaudysim ir minijai, galbūt ir bartui, ir ten jau aš kalbėsiu apie tai, kaipgi reikia pasiruošti meškerės žvejant didelėje srovėje, bus didelės avižos, o čia viskas tikrai labai paprasta. Tiesiog nestorinkit labai valų, nedidinkit avižų, matot avižėlę 4 mm, galima net mažintis iki 3 mm ir tai bus vienas geriausių dalykų. Tai tiek trumpai apie įrankius, dar porą ešerių, pažiūrim, ką pagaunam ir šiandien pabaigsim. Žiauriai gera diena ant Danijos upės. Koksai gražuolis. Va. Tokių ešerių aš sutinku gaudyti.
gražus, tokie stamboki. Matosi, kad vamariniai ešeriai pagal spalvą šviesus. Ir šiaip iš principo atvasaro jų čia tokių nesugausit jūs. Jie ateina iki neršto ir ateina dar rudenį, bet rudenį gaila, kad nuo spalio 1 dienos, ar 15 ar 1, nežinau, Danija yra uždaryta. Joje mes negalime žvejoti, nes čia praplaukia šlakiai ir lašišas. Taip, būtent per šitą upę praplaukia šlakiai, daugiau gal ir neršia pačioj Danijai. Atplaukia iš marių, iš Baltijos jūros ir tokia vyksta čia žvejyba, kad spalio mėnesį jau gaila, nes tada ateina daug ešerių čia uždaryta būna, bet pavasarį jos čia šrankioja su mikromasalais labai smagiai ir iš tikrųjų čia būna ir daug didesnių, ateina iš marių neršti. Tai ne tik žiemą Danija yra įdomi. O vasarą, pavyzdžiui, pabandykit jūs tokį ešerį pagauti. Nėra šansų. Nei mikromazalų, nei slieko, nei dugninė meškerė, niekom. Jie išvažiuoja po nerštų atgal gyventi į savo jūras marias ir jų čia paprasčiausiai nebūna. Viskas, mūsų žvejyba baigta, prasidėjo puikus, nuostabus sniegas, žiauriai gražus oras, mes patenkinti be galo. Ir ką, rezimuojant Danijos žūklę, galim pasakyti, štai tiek žuvies mes paėmėm bičiuliams. Ne pati didžiausia, bet iš tikrųjų čia galima rasti rimto žuvies, jeigu oras bus stabilus. Ir galiu užduoti paslaptį, kad kol kas čia beveik vien patinėlį. Patelės tos didžiosios dar ateis, taip kad Danija dar savo iš tikrųjų duos šią žiemą ir mes tikrai čia dar pabandysime žuvauti. Aha, kai gerai lipina. Prieš atsisveikinamas noriu priminti visiems, kad vyks lydekų žūklės varžybas, organizuoja klubas Žvejo Tribūna, bus netoli Molėtų, bus labai įdomu, nes galėsit gaudyti blizgiam švytuoklėm ir tik lydekas, galingos, smarkios, įdomios varžybas, tikrai gražus prizinis fondas, mes pabandysime ten turbūt nuvažiuoti. O šiandien tiek. Ačiū Danijai, turėkite omeny, kad jeigu norite su avižėlė praleis laiką, štai taip kaip mes 4 valandas prie upės, prie pat namų, čia galima gaudyti visą sezoną. Tiksliau visą palydinę žūklės sezoną. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės, tikrai ant ledo ir tikrai gaudysim pačią įvairiausią žuvį.